Sveiki, tai ką, labai apmaudžiai buvo pralaimėta Madrido Realui. Galėjo tiek į vieną, tiek kitą pusę baigtis varžybos, bet baigėsi taip, kaip baigėsi. Dabar keliaukime prieš Baskoniją, kur visi tikisi lengvos pergalės, bet pažiūrėkim, ką sako žvaigždės. Tai pirmas būtas, kuris priklauso Žalgiriui, tai yra Vandenėje. Vandenio valdovas yra Saturnas. Pirmam būste, kas sakytų, kad Žalgiris yra pats savo valdovas, nuo jo priklauso pergalė, bet jis yra čia labai lėtas. Baskonija yra liūtė, liūto valdovas yra Saulė ir Saulė čia yra prie P10 būsto viršūnės, kad reiškia, kad 10 būstas yra pergalė, tai Baskonija labai arti jos. Pažiūrėkime mažus pliusus, kurią pusę jie keliauja. Fortūnos taškas pirmam būste, tai pliusas Žalgiriui, šiaurinis mazgas, kylantis mazgas pirmam būste taip pat pliusas Žalgiriui. Mėnulis ožiaragėje taip pat pliusas Žalgiriui. Tačiau abejoju, ar to užteks, nes kaip jau minėjau, Saturnas yra labai lėtas, tiksliau tampantis lėtų, dar čia retrogradinis, bet greitai tampantis stovinčiu. Saulė tuo tarpu yra pirmose laipsniuose Šaulio, tai vadinasi, jinai yra greita, dar tuo pačiu savo stichijoje, ugnies stichijoje, tai dar pliusas. Mėnulis yra 12 name, tai reiškia, kad Žalgiris kažko neįvertina, kažko nemato, kažko nepastebi, kažką praleidžia pro akis, kas yra svarbu. Tai va, tai būsiu nepopuliarus ir sakysiu, kad nepaisant tų visų mažų pliusų Žalgiriui, vien dėl to, kad Saulė yra daug stipresnė negu Saturno šiuo atveju, manau, kad Baskonija pasiims pergalę. O ar taip ir bus, pamatysim antradienį. Gal ir vėl suklysiu, o gal šį kartą ne.